Šiandien žiniose. Panevėžyje pagerbti prieš 70 metų nužudyti medikai. Vasara per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų metas. Artėja stebuklinga laikoma Joninių naktis. Fotografijos galerijoje atidaryta debiutinė Mindaugo Krivicko paroda. Šiandien prie Panevėžio ligoninės esančio paminklo, skirto 1941 metais nužudytiems miesto ligoninės chirurgams, padėtos gėlės, uždegtos žvakės, tai paminint skaudžių įvykių 70-metį. Šiandien sukanka 70 metų, kai buvo nužudyti mūsų miesto chirurgai ir seselė. Buvo tas metas, kai mūsų mieste bujojo didžiulis blogis, kada mūsų miestą apsupo ir čia buvo daug tokių žmonių, kuriems nebuvo jokios moralės, kurie kaip žvėrys elgėsi su visais. Bet nuostabiausia yra tai, kad mūsų daktarai, vykdydami Hipokrato priesaiką, neskiria jokių spalvų. Ar ant jų chirurgų stalo gulėjo bolševikas ar mūsų patriotas. Jie atliko savo pareigą. Ir aš tikiu, kad ir dabartiniai mūsų daktarai, esant tokiom pat sąlygom, tikrai laikytųsi Hipokrato priesaikos ir gydytų visus, ar tai savas, ar tai priešas. Mūsų profesija yra bet kokiose socialinėse sistemose, bet kokiose santvarkose ir pareigos jausmas jisai išlieka vienodas, nežiūrint valdžių pasikeitimo. Niekiek nebejoju, kad atlikdami savo pareigą mes darytume lygiai tą patį. Prieš 70 metų vienas iš nužudytų medikų buvo Juozas Žemgulys, apie kurį savo disertacijos darbą dar tarybiniais laikais rašė medicinos mokslų daktarė docentė Jūratė Norvaišienė. Pasak gydytojos, Žemgulys buvo tikras gydytojo įsikūnijimas. Gydytojo profesija yra labai altruistinė. Tikras gydytojas, jis niekad neturi galvoti apie tai, kad jam naudinga, bet jis pirmoje eilėje galvoja, kad jis turi būti naudingas kitam, aplinkai, jį supančiam pasauliu. Tai be abejo, tai jau ką, tiesiog susidūrė su žvėrimis ir aš dažnai galvoju, kad pats baisiausias žvėris tai yra žmogus. Nes tik žmogus žudo dėl politinių įsitikinimų ir dar neaišku dėl ko. 1941 m. birželį buvo nužudyti medikai Juozas Žemgulys, Stanislovas Mačiulis, Antanas Gudonis ir Zinaida Kanevičienė. Nors Europą vis dar krečia nerimas dėl E. coli bakterijos, Panevėžio apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai primena, kad šiltuoju metų laiku yra ir daugybė kitų pavojingas ligas sukeliančių bakterijų, plintančių per užterštą maistą ir vandenį. Pirmiausia, tai žmogus turi atkreipti dėmesį į temperatūrinį režimą. Vat kaip šiandien nėra labai šilta, tai pavojus yra ženkliai mažesnis. Bet visumoje greitai gendantis produktai, kurie reikalauja tam tikro temperatūrinio režimo, kad negalėtų gana sparčiai daugintis mikrobai, reikėtų juos laikyti, pirkti, vežtis į gamtą, būtent tomis sąlygomis, kuriams garantuoja gamintojas, kad tas produktas išliktų saugus. Jeigu į gamtą važiuoja, reikėtų nusipirkti šaltkrepšį, jeigu į namus vežuosi, tai nelaikyti vežimo momentų ilgai, tai turėtų valanda, pusantros, neilgiau laikyti lauko temperatūroje. O visumoje galvoti apie tuos produktus, kurie negreitai genda, kuriuos mes galime saugiau naudoti, labai atsargiai naudoti visus kreminius gaminius, kadangi yra natūraliai bakterijų dauginimas stabdomas, jeigu yra produkte daug cukraus, daug druskos ir daug rūgšties. Iškilaujant gamtoje neapsieinama be mėsos produktų, todėl Violeta Krivickienė primena, žmogaus organizmui galintys pakenkti mikroorganizmai žūsta tik kai mėsos gabalo viduje temperatūra viršė 70 laipsnių. Taip pat daug dėmesio reikėtų skirti pienui, kurį esant 20–30 laipsnių aplinkos temperatūrai būtina virti ar kitaip apdoroti karščiu. Jeigu mes tai turime namuose, tai galime pirkti visokį pieną, kuris yra pasterizuotas parduotuvėje, bet jeigu važiuojame į gamtą, tai reikėtų pirkti tik sterilizuotą, kurio laikymo sąlygos yra nereglamentuotos kaip šaldytuve ir jis turi ilgą realizacijos laiką. Ir jeigu jūs laikysite ir lauke, žinoma, reikėtų laikyti pavėsyje, laikyti tose vietose, kurios yra vėsiausios
Geriausia, jeigu jūs nusipirktumėt šaltkrepšį ir juo vežtumėtės maisto produktus, tokiu atveju jūs galite likti saugus. Primenama, kad dalį bakterijų galima pašalinti vandeniu, tačiau nederėtų rankų ar maisto produktų plauti vandeniu iš atvirų vandens telkinių. Kasmet birželio 22-24 dienomis Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis, kurios metu švenčiama Rasų šventė, kitaip Joninės. Nudirbus visus darbus, žmonės renkasi ar ant piliakalnio, ar prie upės, vėlgi tie elementai, kurie mums yra svarbiausi. Prasideda šventė perėjimu per vartus, kai mes patenkame į tą pačią šventę, tai yra nusiprausimas, apsivalymas, tarsi mes viską paliekame už durų ir ateiname švęsti šventę švarus. Be abejo, reikalingas atributas, tai yra tie patys žolynai. Ar tai surinkta puokštelė žolynų, ar tai yra vainikas nupintas. Tai yra stebuklingas pynimas, kadangi mes turime tylomis pereiti didžiausią pievą, žengti 9 žingsnius, prie kojos pasilenkus nuskinti žolytę, pasisukti 90 laipsnių kampu ir vėl eiti 9 žingsnius. Ir taip surinkti 7 arba 9 augalus, kuriuos mes randame. Ir netgi žolininkės, burtininkės tą naktį galėdavo nusakyti iš tos surinktos puokštės, koks bus ateinantis gyvenimas, ar merginos ištekės, ar susiras vaikiną, kas yra ganėtinai svarbu būtent tuose papročiuose, vėlgi piršlybos, vedybos, kaip ir sukasi gyvenimo ratas. Pagrindinis joninių akcentas – paparčio žiedo ieškojimas, kuris tikėta pražysta vidurnaktį. Pasak etnologės, seniau manyta, kad jei žmogus paparčio žiedą randa netikėtai, jis gali pamatyti paslėptus turtus, skaityti svetimas mintis, suprasti gyvulių ir paukščių kalbą. Paparčio žiedą mes ieškome naktį, kai yra tamsu, dažniausiai žmonės eina po vieną. Ir yra visokių sakmių, kad būna, kad įkrenta tas žiedas į batą, net nežinant, ir tas žmogus sužino visas paslaptis viso pasaulio, sužino, kur yra užkasti lobiai, bet ne visą laiką jis būna laimingas. Tai vėlgi tos paslaptis ne visada gerai, kai tu jas atskleidi. Panevėžiečiai švęsti tradicinės Joninės su vainikų pynimais, šokinėjimais per laužą, naktišokiais kviečiami rytoj 18 val. Prie bendruomenių rūmų. Panevėžio fotografijos galerijoje atidaryta Mindaugo Krivicko debiutinė fotografijų paroda Kelionė. Krivickas kolegų fotografų rate yra žinomas kaip fotografas klajūnas, todėl savo debiutiniai parodai pasirinko peizažus. Kasmet patraukiantis vis į naują kelionę, fotografas šiemet nusprendė vietoj kelionės surengti fotografijų parodą ir taip dovanoti visiems šios ekspozicijos lankytojams galimybę pasigrožėti nuostabiais Jungtinių Amerikos valstijų bei Europos šalių gamtos vaizdais. Tai yra mano 7 metų fotografavimo toks kaip retrospektyva. Tai yra visos tos šalis, kurias esu aplankęs, geriausiai mano užfiksuoti vaizdai iš kelionių, daugiausiai iš gamtos. Tai vat paroda susideda iš 2 dalių. Viena yra gamtos vaizdai, kita yra Ispanijos Valencijos miesto labai koncentruotos teritorijos, balto gelžbetonio toks futuristinis miestas. Gamta užfiksuota spalvotose kadruose, tas miestas užfiksuotas juodai baltose kadruose. Ir tai būtų proga palyginti, kas yra gamta ir kas yra žmogaus sukurti stebuklai. Parodos autorius tikisi, kad visi pamatę jo darbus taps žingeidesni, labiau brangins gamtą ir lengviau ryšį savarankiškoms kelionėms. Noriu paskatinti žmonės keliauti, kad jie susidomėtų kelionėmis. Gal atsiras daugiau tolerancijos pas mūsų miesto gyventojus, ko šiaip jau daugelis tą pabrėžia pas mus Panevėžyje, kad trūksta tolerancijos, trūksta įvairumo. Tai noriu pakviesti parodą ir paskatinti keliauti, pažinti save ir kitus, nes kelionė tai yra kelias savęs ir kitų pažinimo link. Mindaugo Krivicko paroda Kelionė fotografijos galerijoje veiks iki Liepos 10 dienos.